Labą rytą. Planuoju nueiti apie 30 000 žingsnių. Eina savo, ką tik stirną sutikau. Tenais va. Nesitikėjau, kad taip greitai sutiksim. Vakar dėl įdomumo pasisvėriau kuprinę, tai 12 kg su visa įranga. Tai fotoaparatas, šiek tiek maisto, keletas papildomų rūbų, vanduo ir viskas. 12 kg. Na taip, didžiausią svorį turbūt sudaro mano kamera. Kamera ir vanduo. Turiu nuėjęs 5000 žingsnių. Einasi ganėtinai lengvai. Senai norėjau taip prasieiti, nes dažniausiai fotografijoje yra, kad tu nueini, pasislepi ir lauki. Tai to judesio nėra daug. Daugiausia sėdi, guli, kartai šliauži, bet tokio pasivaikščiojimo kaip ir neturi. Tai čia toks bus mano ilgiausias pasivaikščiojimas turbūt. Kas liečia išėjimą su foto įranga. Bet tai žinoma, aš jos čia labai minimaliai pasėmiau. Nei specialios aprangos, nei tinklų, nei viso kito. Šitų grybų geriau nerinkt, nes nežinosi, kas gali nutikti. Dabar toks gražus apšvietimas ir ta varna tupi ant to medžio. Galvoju, jeigu šiek tiek arčiau prieisiu, gal jinai neišsigas ir padarysiu gražesnį kadrą. Na, varna neįdėk. Nuskrido. Jūs tik pažiūrėkit, kokie gražus grybai. Tai po kol kas pilna varnų visur aplinkui. Ir ta stirna, kur sutikau, tik pradėjęs žygį. O dabar esu jau nuėjęs 8000. Gal truputėlį vėjas pradėjo kilti. Bet šiaip šalta nėra. Gal sutiksiu dabar kokį gyvūną. Bet čia kažkas vyko. Ar čia šernas kniso? Ar čia kažkas kažką gaudė? Labai panašu į šviežius pėdsakus. Šansų daug, kad galiu sutikti dabar gyvūną. Žiūrėkit, kokio dydžio. Tikrai briedis čia praėjo. Kažkur nupėdino. Nukanopino. Aišku, tas briedis čia bele kur gali būti. Nes tikrai gan šviežus. Pabandysiu jais paeiti. Pasiekti pėdsakais, pažiūrėsiu. Kiek jie mane toli nuves. Nėra aišku, kur jisai nuėjo. Ar į tą pusę, ar į tą. Bet manau, pirmą čia pabandysiu išlysti. Nu, panašu, kad briedžio čia nėra. Gali būti jau bele kur toli nuėjęs. Toksai gražus miškas, wow. Senai tokiam da buvau. 10 000 žingsnių.
Truputėlį energijos. Čia toks batonėlis. Nebeatsimenu, iš ko jis yra. Ar iš riešutų. Man atrodo, kad riešutai, ar sezamai. Labai smagu, kad nėra visai žmonių. Einu vienas pats. Greičiausiai gausis man tikrai daugiau negu 30 000 žingsnių. Sunku pasakyti. Nelabai tiesiai einu, kartais truputėlį nusuku pavingiuoju, tai tų žingsnių prisirenka daugiau. 13 000 žingsnių. Pradėjau jaust, kad einu. Jaučiasi per pečius, kad einu su svoriu. Šalta visiškai nėra. Truputį ne ten sukau, pradėjau eiti tokiom kalvom. Aš jau visai kitą pusę pradėjau eiti. Nusivilkau liemenę, nes karšta yra. Baterija į pabaigą. Reiks pasikrauti kamerą. $17 000 žingsnių, norisi ir valgyti, pailsėti ir atgal. Gaila, kad gyvūnų pakol kas nieko nesutikau, tik pėdsakai. O diena tai labai išgražėjo, saulė šviečia. Na ką, 21 000 žingsnių, pasidarysiu maisto, pailsėsiu ir keliausiu atgal. Nu ką aš galiu pasakyti, tikrai jaučiasi, bet labai smagu, kad geras oras. Oi, kaip yra gerai prisėsti. Oh my god. Valgysiu ryžius su vištiena.
Kaip senai begėriau 3 viename kavą. Bet turbūt po tokio ėjimo bet kokia kava skani būtų. Tiesos akimirka, net skonio akimirka. Ui, atrodo pasakiškai. O kvepia, wow. Ir vištiena gabaliukais, nekokia sumalta. Ir daržovių gabaliukai, ir ryžiai. Nu, čia, manau, bus labai skanu. Paragaukim, koks skonis. Koksai rūgštus. Oi, citrinuks. Bet gerai, skanus. Taip, viską susitvarkom. Išsivalom. Šiukšlės susirenkam. Nu ką, judam link namų, jau 1:30. Tai abejoju, ar spėsiu grįžti su šviesa iki namų. Labai stipriai neprisivalgiau, kad nebūtų sunku eiti. Neblogas toks kalnelis. Neblogas čia kalnelis. Jaučiasi gerai kojos. Ką galiu pasakyti, pavalgius žymiai geriau einasi. Manau, kad bus tikrai 40 000. Čia su 30 jau viskas aišku, kad viršiju. Dar į kokį gyvūną sutiksiu, tai iš vis tobulai bus. Jop. Grįžau pasimt, nepaliksi. 23 000 žingsnių. Jeigu aš taip ir toliau darysiu, tai žingsnių tikrai nebus mažiau. 25 000. Nespėjau nufotografuoti, kiek šitas laksta čia aplinkui. Dabar tai ko norėčiau mažiau daiktų. Supratau, kad tikrai nereikėjo dėtis visko. Nors ir taip minimaliai visko įsidėjau. Bet matau, kad sekantį kartą, kai kur nors eisiu, tikrai imsiu dar mažiau daiktų. Kuo lengvesnė kuprinė, to geriau. Darysiu mini pertraukėlę. Kažkur reikia atsisėsti.
Jau tuoj bus 27 000. Aišku, norėčiau grįžti su šviesa, bet kaip bus, tai bus. Ką aš galiu pasakyti, kad fotografuoti ir būti vienoje vietoje arba ten minimaliai paeiti, pasislėpti ir būti vienoje vietoje tikrai yra žymiai lengviau. Galbūt tik sunku tai, kad reikia labai daug kantrybės išlaukti, kol pasirodys koks gyvūnas. Bet eiti žygį, nu ir ką veikti tikrai. Kojos dar nepratusios. Nors atrodo nedaug čia eina. Aišku, tos kalvos kalvėlės neprideda lengvumo. Ir dar vietomis per smėlį eiti. Tai truputį apsunkino negu tiesiu keliu. Bet šiaip iš esmės pakol kas dar laikausi, tempas maždaug vienodas. Nu, pažiūrėsim, kai bus, kai pasieksiu 30 000. Kur dabar? Man atrodo, kad tenais. $30 000. Pagaliau 30 000 žingsnių. Nuėjau. Bet ką tai reiškia? Kad aš dar visai ne namuose. Man atrodo, kad liko dar kokie 6 kilometrai. Bet manau, kad aš stoju pailsėti 15 minučių ir bus grikiai su vištiena. Kadangi Žalgiriui visai neblogai sekas, tai manau, man irgi sėkmės duos, nes jau 30 000 žingsnių nuėjau, tai nueisiu ir daugiau. Kokios skanumo. Eina savo, grikiai. Gerai, kai iš karto nevalgiau, tada kartu su ryžiais. Būtų buvę sunku eiti. Ką tik pilkasis garnys praskrido. Jo, orai pas mus tikrai neblogi, tai kam jiem išskrist. Gali čia puikiausiai būti. Maisto yra. O dabar jau pajutau žygį. Tai po 30 000 ir pasijuto pėda kažko tokia įsitempus. Arbatai nepatogus. Ir šiaip jaučiu tempas sulėtėja. Kiekvienas 1000 daros vis sunkesnis. Bet vakaras tai beprotiškai gražus. Vau. Tikrai buvo verta eiti dėl tokio vaizdo. 33 000. Eina savo. Pagaliau baigėsi tas smėlis, nes per jį tai visai nefainiai eiti. O kaip jums neatsibodo žiūrėti? Nes man eiti jau truputį atsibodo. Ir kojos taip jau ne pačios laimingiausios.
Jau pradeda skaudėti viską. O daug tarp jūsų yra vaikštančių. Mėgsta taip daugiau pavaikščiot, ar labiau mėgėja trumpų atstumų. Pasidalinkit. Truputį kovoju su savim. Galvoju, to 30 000 žingsnių būtų buvę užtekę, būtų buvę idealiai. O dabar tai bus 35 000. Ir džiaugsmo jau nebematau. Nu, bet man pavyks. Pareisiu, kur aš dingsiu. Toj saulė nusileis. Dabar jau atrodo, kad einu amžinybę. Nu, čia savo daviau gerą iššūkį, eina savo. Negalvau, kad bus lengva, bet nemaniau, kad ir bus sunku. Didžiausias minusas tai yra batai. Jau jaučiu, kaip jie yra netinkami, eit toli. Mažus atstumus, viskas okei su jais. Bet dabar va, didesnį. Nu, pėdos jau sako, gal jau tu nebeeik. Bet aš turiu eiti. Noriu pareit namo. Kodėl aš iš vis sugalvojau eiti? Dabar pats jau nesuprantu. Einu savo. Turim 36,5 tūkstančio žingsnių. Guodžia tai, kad jau greitai pabaiga, o neguodžia tai, kad nesuprantu, kodėl aš sugalvojau eiti į tokį žygį. Atrodė, kad bus smagu. Pradžioje ir buvo smagu. Darosi ganėtinai tamsu, tai kameros tikrai nebereikės. Ja, susipakuoju. Apie nieką beveik negalvoju, apie vieną tik tais, kuo greičiau pareiti. Tai einu beveik kažkur 9 valandas, visą sudėjus, visos dienos. Tiesiog nėra komentarų. Smagu labai. 38 000 ir toj bus visiška naktis. Nu, jau nebetoli, visai nebetoli. Viskas. Pagaliau jau parėjau. Nieko čia man nebeliko, keli šimtai metrų. Vau. Kaip ir minėjau, iki 30 000 žingsnių viskas buvo tikrai neblogai, bet tie 10 000 buvo tikras iššūkis. Vau. Pažiūrėkim, kiek aš nuėjau. Virš 40 000 žingsnių. Vau. Pažiūrėkim, kiek kilometrų šiandieną nuėjau. Taip, iš viso 33,8 kilometro. Tikrai įspūdingai. Ką aš galiu pasakyti? Nu, buvo geras žygis. Taip, atsijungė smegenis nuo visko. Vau. Jeigu dar tinkamai pasiruošus, tai iš vis tobulai. Labai rekomenduoju pažygiuoti, kas nežygiuojat. Aišku, nepradėkit nuo tokių didelių atstumų. Fotografijoje dažniausiai einu tarp 10 ir 15 kilometrų. Tai kažkaip niekada ir nesijusdavo. Visada norėjau išbandyti daugiau nueiti. Tai va, ir išbandžiau. Pėdos jau sako, gal jau nebebandyk. Oi, bet jau palengvėjimas yra viskas. Neužilgo būsi namuose, tai... Na ką, viskas, atsisveikinu. Iki kitų ir gražių vaizdų. Susitiksim kažkur kitur.